Tai ką sakė, reikia kalbėti apie pirmą Dievo įsakymą, ne? Jo. Visi moka, paklausia, koks pirmas įsakymas. Ką? Kas žino? Tai ką čia šnekėtų? Neturėk kitų dievų, tik mane vieną. Aš nuo kito galo norėčiau pradėti, iš tikrųjų čia simto pokalbį. Paskui ką norėsit pasakysit patys. Tos vietos. Matysi ir taip. Laiške Efeziečiams yra 3 skyriuje 10 eilutė tokia labai įdomi, nes kai skaitai šventą raštą, jeigu skaitote, galite pastebėti, kad kiekvieną kartą šventas raštas vis kitaip suskamba. Reiškia, suskamba vis kitaip, supranti, ir kokia įdomybė, ta, kad kažką tai pamatai, kažko tai nepamatai. Ir labai įdomu, aną dieną skaitau, Efeziečiams 3 skyrius 10 eilutė, niekad gyvenime kažkaip aš neatkreipdavau į dėmesio, nors pas mane pabraukta tas buvo, žinai, bet kažkaip taip jis man neužkliuvo stipriai tiek, kiek. Ir dabar pasakysiu, kodėl tai nėra, ta eilutė labai ypatinga ir mums labai tinka su daugeliu temų yra. Efeziečiams 3:10 iš tikrųjų. Taip, va, kaip jis gražiai skamba ta eilutė. Čia dar prieš tai pasakysiu kontekstą, ne? Paulius kalba, kas jis yra. Jis sako, aš kalinys, aš dėl pagonių, dėl tikėjimo, ypatinga malonės tarnyba. Čia labai įdomu, šį Pauliaus asmenį labai įdomu analizuoti, nes mes dažnai girdim, būk nusižeminęs, būk kuklus, net tokių savokų dvasiniam gyvenime. Ir dažnai galvoti, kaip čia man dabar būti, ar čia muštis į krūtinę ir čia prieš visus keliais vaikščioti ir čia gyvenime. Tarp apaščių yra pora vieta, šitą apaštalas Paulius drąsiai kalba, įsivaizduojat, labai drąsiai šauniai kalba, jis sako, aš esu Dievo tarnas, aš esu apaštalas, Dievo galia su manim, įsivaizduojat. Jisai ką, jie apkaltins nekuklumu, neapkaltins visiškai nekuklumu, jis visai, matot, nes kuklumas ir nuolankumas arba nusižeminimas, tai atvirkščiai yra atvirumas tiesai. Ir toks atvirumas tiesai, kuris pastato mus į tam tikrą vietą, tai vat, labai įdomu, kad Dievas mums visiems turi tam tikrą planą. Turi kiekvienam žmogui, absoliučiai kiekvienam. Ir toks netikras, kur nusižeminas, kur tu aš nieko nevertas, iš manęs nieko nėra, žinai, jis iš tikrųjų yra velniškas dalykas. Nes aš nežinau, kaip čia jūs tam kontekste, bet ten gal norėsite apie piktą dvasią išgirsti, ką nors tokio, ne. Tai bet iš tikrųjų čia kur kas platesnis kontekstas, tas kalbėjimas toks yra. Tai netikras nusižeminas, jis niekam netarnauja, jis iš tikrųjų tarnauja savęs griovimui. O mes esam sukurti, pradžios knyga, pagal Dievo paveikslą ir panašumą esam sukurti, įsivaizduojat. Pagal Dievo paveikslą, vyras ir moteris, atspindim bendrystėje, atspindim Dievą. Iš tikrųjų, Dievas per mus veikia. Tai va, ir dar daugiau yra, tai va. Ir dabar tas toks netikras kuklumas, netikras nusižeminimas, nieko mums neduoda. Jisai tik tai mane sugriauna. Tai štai atvirumas tiesai, tai kas aš esu, net štai kur kas yra svarbiau atpažinti kitą dalyką. Koks Dievo planas yra man skirtas, kas aš toks esu. Labai gilus klausimas, iš kur labai sudėtingas klausimas, labai giliais liečia. Ir iki begalybės jisai iš tikrųjų mus veda, iki pačios didžiausios begalybės, nes kas aš esu, ne? Čia filosofai nebekelia šito klausimais, atsakyti neįmanoma, tik tikėjimo akimis galima atsakyti, nes viskas yra paslaptis, mūsų egzistencija paslaptis, mūsų kūnas yra paslaptis, pasaulis yra paslaptis, ne? Kiekvienas paukštelis, kiekvienas vabalėlis, viskas yra tokia paslaptis, kad kiekviena molekulė yra didžiulė paslaptis. Ir va tame kontekste, kad aš esu tikrai Dievo išrinktas, nes aš jau esu ant šitos žemės, įsivaizduojat. Aš esu, tai šiaip tai Dievo yra pasakymas, jis sakė, Mozė, koks tavo vardas, sako, mano vardas, aš esu, būtis esu. Tai buvimas yra Dievo vardas ir Dievas pasidalina būtimi su žmogumi, įsivaizduojat. Čia yra, kad pasidalina, tai už tai mes turim labai išaukštinti savo kilnumą. Ir tas visiškai neprieštarauja su nusižeminimu. Kodėl? Dievo akyse, kadangi Dievas yra begalinis, taip, aš esu tik tai dulkė. Aš tik tai dulkė, bet ta dulkė yra ypatinga dulkė, kurioje atsispindi pats viešpats, pats Dievas atsispindi. Ir todėl, net jeigu tojam kontrastą su piktąja dvasia, kodėl demonas netaip nori mūsų naikinti, jeigu kalbėt apie pirmą Dievo įsakymą, paskui priartėsim. Tai tam tokiam, kontrastavime, tai jis pavydi baisiausiai mums tos būties, baisiausiai, nes mes turim vienybę, galim turėti vienybę, mes esam pašaukti vienybėj su Dievu, ko piktoji dvasia jau nebeturi. Mes šitoj dulkiai Dievas atspindi pats save. Ir kas šventas raštas ką sako, mes labiau išaukštinti už angelus, o ne angelai mums tarnauja, įsivaizduoja.
Nors jie galingesni už mūsų, intelektualiai kur kas galingesni, yra ten angelai sargai, tai dar, bet, sakysim, arkangelai ir taip toliau, bet jų tikslas, kad žmogus, nes Jėzus Kristus tapo žmogumi, tai kad žmogus pasiektų saugią amžinybę šitoj kovoj, tokiai iš tikrųjų labai sunkioj kovoj, kurią mes pralaimėtume, jeigu ne Dievas. Mes ją pralaimėtume, nes mūsų intelektas ir jo labiau kūnas iš vis yra silpnas, intelektas irgi ribotas. Aišku, jeigu nebūtų nuodėmė pažeidusi, mes kažkiek daugiau žinotume apie daugelį dalykų, bet dabar esam tokie, kokie esame labai trapus, labai sužeidžiami, labai tokie, tikrai riboti, ne, čia pavalgę, žiūrėk, 3 kartus per dieną valgyti jau reikia, ne, dar į tualetą reikia, žinai, dar pamiegoti reikia, dieve, tai kada čia gyventi, žinai, tai kažkaip padirbai pavargai, tai kas dirbt nori, ne vienas dirbt nenori, visi ilsėtis nori, mane paskui nuo poilsio pavargsti, žinai. Tai dabar tame kontekste, apie pradėjom kalbėti, toks labai toks platus ir dabar šiek tiek susiaurinti, tai Paulius drąsiai kalba, kas aš esu. Tai mums čia yra toks pašaukimas drąsiai kalbėti, aš esu vyras arba moteris, aš esu krikščionis ir šventoji dvasia yra tikrai su manimi. Tai dabar kas yra, čia jau pasakytis labai gražiai sako. Drąsiai savo pašaukimą įvardina, sako, jūs be abejo esate girdėję, kokia malonės tarnyba Dievo man suteikta jūsų labui. Jo, jis jokių netikrų mušimus į krūtinę, gal čia neveikia Dievas per mane, gal čia nėra Dievas su manimi, nėra tokių maivimus, jokių. Jis tiesiai šviesiai kalba, aš esu pašauktas. Dabar kodėl pasakysiu toliau, ne, ir mums tai reikia labai gerai įsidėmėti. Toliau, va, skaitydami galite įsitikinti, kad aš suvokiu Kristaus slėpinį, kuris ankstesniems žmonių vaikų kartoms nebuvo paskelbtas taip, kaip jis dabar Dievo atskleistas jo šventiesiems apaštalams ir pranašams. Ir taip toliau. Aš tapau Evangelijos tarnu dėl Dievo malonės dovanos, kuri man buvo duota jo galybės veikimų. Irgi drąsiai, aš įvardinu, ne? Nevengia net to įvardžio aš, nors šiaip atrodytų reiktų kaip ir vengti pagal dvasingumo kartais tas visas teorijas. Man iš visų šventųjų mažiausiam atiteko malonės skelbti pagonims nesuvokiamus Kristaus turtus. Ir atskleisti visiems, kaip turi išsipildyti slėpinys nuo amžių uždengtas Dieve, visų dalykų kairėje. Ir dabar ta 10 eilutė, ko jin yra ypatinga, paskui pasakysiu. Kad dabar per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms, valdžioms danguje daugeriopą Dievo išmintis. To įsidėmėkime, mane per bažnyčią taptų žinoma kunigaikštystėms ir valdžioms danguje daugeriopą Dievo išmintis. Atsiverčiam tą pačią Efeziečiams laišką 6 skyrių ir ką čia sako tas pats Paulius. Pagaliau būkite tvirti viešpatie ir jo galybės jėga, apsiginkluokite visais Dievo ginklais, kad galėtumėte išsilaikyti prieš velnio klastas. Mes grūmėmės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis dangaus aukštumose. Ir taip toliau, todėl imkitės visų Dievo ginklų. Tai matot, kas vyksta dabar, kodėl apie tą tapatumą pradėjau kalbėti. Tapatumas yra mano kaip krikščionio tapatumas, jis labai svarbus. Yra viso gyvenimo pats svarbiausias dalykas, nes prasmės klausimas iškyla mums visiems, ne vaikai auga, o dabar vaikai mokinasi, jie užaugs, paskui turės savo vaikų ir taip toliau. Keliauji per tą gyvenimą ir prasmės klausimas vis tiek jis labiau ar mažiau iškyla. Ir kokia mano gyvenimo prasmė? Ta prasmė visą laiką turi atsiremti į tuos amžinosius dalykus. Ir dabar mes esam gyvoji bažnyčia, va mes čia susirinkti, visi esam gyvoji bažnyčia po darbų su jie ir taip toliau. Ir visi krikštite, ne? Krikštyti. Aišku, per krikštą ką gavom? Realiai gavom šventą dvasią. Dabar, kai giedoju tą giesmę labai gerą, ruachtą, ne? Hebrajiškai yra šventoji dvasia, nuženk šventoji dvasia. Aiškiai, graikiškai pneuma, latiniškai spiritus, lietuviškai dvasia. Nuženk, beliko tik pradėti kalbom kalbėti, jo? Noriu pradėti. Nedaug trūksta, pagėdotume dar kokią porą valandų, pradėtume kalbom kalbėti. Tai va, mes gavom realiai visi šventą dvasią, visi gavom ir atitinkamai pagal tą turėtume gyventi, pagal tą šventosios dvasios tą gautą dovaną. Kas su šventa dvasia ateina? Ateina visos charizmos, dovanas ateina, ko reikia krikščionį būti kaip bažnyčios nariu. Dabar kas ten tas charizmas, čia galėtume paskui pasižiūrėti. Apaštalo Pauliaus pirmam laiške Korintiečiams, 12, 13, 14 skyrius, ne, kalba apie dvasinės dovanas. Tai ten jų daug išvardinta visokiausių. Bet dabar mintis kokia būtų, kad tikrai mes esam išskirtiniai pasidarę po krikšto. Visi esame išskirtiniai. Ir, kaip aš sakau, žmonės dažnai mes ieškom tokių stebuklų, ne? O ypatingas žmogus, nes jį per televiziją parodė, o ten toks. Arba ten kaip kariuomenė mėgsta, o ten kažkoks didvyris. O aš kaip drąsiai galiu pasakyti, nėra ypatingų žmonių, nes mes visi ypatingi tuo pačiu ir tuo pačiu labai silpni. Ir mes nežinom, kaip galim pasielgti lemiamą momentą. Bet tikrai visi esam gavę šventą dvasią ir dabar esmė kokia yra.
Mes tik turim laisvą valią. Dievas mums davė šventą dvasią. Ir mano laisva valia ir mano intelektas skirti tam, kad aš atpažinčiau savyje tas dovanas ir pagalės imčiau gyventi. Labai įdomus dalykas. Kartais galim paklausti, tai kodėl neveikia, sakysim, gydymo dovana, pas vieną veikia, pas kitą neveikia ir panašiai, ne? Bet paprastas dalykas, o kiek mūsų išdrįso pasimelsti už kitą žmogų, kai jisai serga, arba pasimelsti paprašyti savo, kažkas atsitiko, ne? Bet pasimelsti paprašyti ne šiaip, kad paprašyti paprastai, bet su visa jėga, su pilnu pasitikėjimu, Dieve, kad tu tikrai mane girdi, labai nuoširdžiai ir kita vertus su tokiu, žinai, suzdrįžimu, kad aš nebeturiu paskai, tik tai pas tave galiu ateiti, Dieve, tu tikrai jau. Tokio dalyko, aišku, čia per kelias minutės net nesuformuosi, turi atsidurti arba labai sunkioje situacijoje, arba kažkokiai sukrečiančiai situacijai, arba tiesiog, kažkokie būna pagavos momentai, kaip apaštalui Petrui, Pauliui būdavo pagavos momentai kitiems šventiesim, kad tu pagauna dvasia. Bet esmė tai kokia yra, kad mano intelektas ir laisva valia turi pritarti tai dvasiai, kurią aš esu gavęs. Nes be mano laisvos valios, be mano pritarimo, be mano įsipareigojimo tokiai būsenai, buvimui, tiksliau ne būsenai, pagal šventą dvasią, tas šventoji dvasia tiesiog buvoja mumise, per mus veikia, bet veikia nepilna tokia jėga. Aš nežinau, ar čia aiškiai kalbu, bet čia labai yra svarbus dalykas. Čia yra, ko mums šiandien bažnyčiai trūksta iš tikrųjų. Mes esam bažnyčiai, mes jaučiam, kad nėra jėgos, ne? Ateina į apeigas, tos apeigos, gerai, vienas kunigas gražiau meldžias, va čia, ačiū Dievui, kaip vienas sesuo gieda gražiai, tai labai malonu, apie formą. Žinai, kitur ne taip malonu, į ką, o kur gyvybė? Kur iš tikrųjų, kad kaip parašyta, ne, mes ateinam su jėga. Kodėl? Net kitas tik naini kokią protestantišką bendruomenę ir ten smagu būtų, kai jūs gėduot šitą raką. Mes anksčiau gėduodam veiklių vyrų bendrijo, net, kaip reikia gėdai, dėdai užmauroja gerai. Tai va. Ir iš tikrųjų vyksta išgydymai, visokie kitokie dalykai, stebuklai vyksta. Tai ir čia gali vykti, visur kiekvienai tas turėtų vykti ir turi vykti ir privalo. Nes čia ne tik mano mintis, Karlo Ran yra tokia mintis, o jai seniai mirė, 84 metais mirė. Bet sako, ateities bažnyčia arba jinai turi tapti mistinė, realiai, kur šventoji dvasia veikia. Ir čia nėra pasakos, nes dabar, atsakysim, jūs ten gal tas išgirstate, ten egzortai, dar kažkas, tai šiek tiek tos mistikos tokios yra. Bet tai čia toks, aš pasakysiu paskui kodėl. Esmė kur kas gilesnė, gyvybė, o ta gyvybė, kad tikrai Dieve, tu esi su mumis, tu tikrai mus myli ir tikrai mus išrinkai. Ir kad mes galim pabūti kartu, ne tik tai šiaip susirinkti, pasižiūrėti, kaip vienas šalia kitų, bet realiai, kad mūsų dvasia subūrė, kad per mus kažkas tai vyktų, ne ir po darbo, pavargusius tokius nesvarbu, Dievo dvasia tikrai daro savo darbą. Tai va. Ir už tai šitas labai svarbus, dabar kokios eilutės svarbus. Bažnyčia taptų žinom per bažnyčią, tai yra per mus, o kunigaikštystės ir valdžios yra ten tie demonai, kurie mus nori suėsti, jiems tampa žinoma viskas. Ta prasme, ne belia kaip, ne kažkokiu kitų kelių įsivaizduoti per bažnyčią, tai yra, o bažnyčia yra bendruomenė didžiulė, hierarchiškai struktūrizuota, yra kunigas, vyskupas, yra popiežius tvarkoj, bet jinai tai yra visa, Dievo tauta iš tikrųjų. Nes labai įdomiai iškreiptas, matau, pas mus yra toks, gal greit kalbu, bet norisi daug ką pasakyti, žinai. Iš 19 amžiaus, 18 kokia ateina tokia iškreipta šiek tiek struktūra, mąstymas, kad bažnyčia tai kažkokia tai feodalinė vos ne bendruomenė, kur sėdi vyskupas kaip kunigaikštis, kunigai kaip bajorė, čia vadovauja, čia tauta, chalopai tegul klauso. Nesąmonė. Atvirkščiai kunigo, kaip ir gydytojo ar kito santechnikas vamzdžius tvarko, ne? Gydytojas dantis ten gydo arba operuoja, dar kažką daro, o kunigo reikalas patarnauti bendruomeniai, kad per jį pasišvenčia iš tikrųjų, kad ta bendruomenė per jį būtų gaivinama Dievo malonė. Įsivaizduoju, čia visiškai tas matymas turi būti. Pasišventi tam, kad šitie žmonės suvargę, pavargę, bet jie kiekvieną savo funkciją turi, labai gražią, kiekvieną savo funkciją turi. Kas ten grindis valo, kas langus, kas namus stato. Ir kad jie būtų pašventinti, įsivaizduojat, nes jie neturi laiko užsiimti ten ilgom maldom. Jie ateina, kunigas ranką uždėjo, jis vėl atsigavo ir vėl pirmin eit savo vaikus auginti, anūkus ir taip toliau. Tai va, čia yra, reiškia, visiškai kitoks supratimas, kad Dievo tauta, jinai būrėsi, sekmadienį susibūrė, atsigauna, eina į pasaulį, tam pasaulį kovoja, vėl atsigauna, taip eina per pasaulį, o ne kažkoks tai, kad čia kažkas kažkam iš viršaus nuleis ir tu čia kažkoks tai neišmanėlis, nevykėlis, visai ne taip yra iš tikrųjų. Tai va, tai už tai toks, turi būti tas modelis pakeistas to matymo visiškai. Mes visi esam Dievo, ir mes esam kelyje, įsivaizduot, mes jau išgyvenam, pagal Vatikano dokumentus labai gražus pasakymas, ir mes jau išgyvenam Dievo karalystę, nes mes komuniją priėmam, mes taip toliau. Tai va, ir per mus
netgi tas demoniškas pasaulis sužino labai svarbių dalykų, kad Dievas sumanė mus išganyti, kad Dievas mus be galo myli, kad atsiuntė savo sūnų, kad Dievas mums atleidžia nuodėmės, net jeigu dabar gavėnės laikas prašė šiek tiek apie atgalą. Tai šitas labai tinka, įsivaizduojat, aš nusidėjau, priėjau išpažinties, tas pats demonas jisai puikiausiai žino, kad aš pridariau kažkokią tai nesąmonę, ne? Kažkokią nuodėmę. Ir staiga viskas, Dievas sako, jam atleista absoliučiai, nes po išpažinties viešpats ištrina tą nuo atmintį nebelieka. Aišku, pasekmės tai mūsų gali likti, ne, iš kažkam negerą pasakiau, kažkokį tam padariau darbą, tai pasekmės pačios lieka, bet kaltė nuodėmė man atleidžiama yra. Tai va, viskas, o su pasekmėm, tai ką padarysi, žinau, sakysim. Tai ten kokie, žinai, turi pasekmės kažkaip bandyti atstatyti tiek, kiek įmanoma atstatyti tas. Bet pati kaltė patiems, žinai, bausmė man visiškai atleidžiama yra. Čia įdomybė, net sakysim, ir jeigu, kadangi ta paralelė tokia net su tais egzortais, ne, demonas niekada neatsimena per egzortus tavo nuodėmę, jeigu pateini po išpažinties, niekada neįvardins, absoliučiai, niekada viskas jų nėra. Dievas jas, reiškia, visiškai atleidžia. Tai įsivaizduok, kas yra bažnyčia. Per bažnyčią visam pasauliu skelbiama geroji naujiena, kuria, bet tokia labai konkrečia prasme, kad Dievo malonė yra su manim. Dievo malonė yra su manim ir mano pašaukimas, o ne, kad aš esu malonės objektas, aš esu malonės, aš žmogus. Esu ne šiaip, kaip Paulius sako, aš esu Dievo malonės turėjimas. Tai va, mums būtų labai svarbu suprasti, ypač, nesvarbu gavėnė, negavėnė, šis skirtumas iš tikrųjų. Čia tai toks, liturginis įvardinimas. Aš esu, kad aš esu, turiu savo prasmę, aš turiu savo vardą, mano vardas svarbus, o ne, ta prasme, Dievo akivaizdai svarbus ir gavau tą vardą, kaip tiesiog, kad tikrai Dievas mane tuo vardu vadina, jisai mane myli, mane šaukia. Ir per mane vyksta pasaulyje labai gražus dalykai, jeigu aš klausau Dievo, ne? Nes per mane pasaulyje sužino. Nes kas dabar čia yra? Bažnyčia kokia yra bendruomenė? Bažnyčia yra misijinė, apaštalinė, pranašiška bendruomenė, labai įdomi. Tai vat mes visi esame apaštalai kaip čia, mes visi esame misijai ir mes visi esame pranašai, ne? Dabar kodėl? Todėl, kad mes gerą dalyką pranašavom savo buvimu. Įsivaizduokit, žmonės ateina, kiti vilties neturi. O sakai, aš tikintis, ne? Kaip ženklas savotiškai pasaulyje, aš tikintis esu, įsivaizduoju. Ir tas žmogus, kuris kartais atrodo mes nesuprantame, mažas dalykėlis, kartais telefonas skambutis koks. Ir tu paprasčiausiai šį bei tą pasakai kaip tikintis žmogus. Ir mes kartais galvom, kad būtinai mes viską turim padaryti. Labai didžiulė klaida. O, per bažnyčią vyksta, tai o aš esu bažnyčia, tai yra, kadangi, štai suprasti, ne, mumyse po krikšto šventoji dvasia ir jeigu čia nėra sunkių nuodėmių, jeigu turim sunkių nuodėmių, šventoji dvasia veikti negali. Bet jeigu aš neturiu sunkių nuodėmių, tai man net nežinant, aš šventoji dvasia per mane veikia. Ir jo labiau, jeigu aš esu nuoširdus žmogus, ne, stengiuosi nedaryti nuodėmių, esu nuoširdus, pagal savo sąžinę gyvenu, tai be jokios abejonės šventoji dvasia per mus veikia. Be jokios abejonės. Ir ten, kur mes nueinam, ten ateina krikščionis, ne, ten ateina Dievo malonė, šitą reikia atsiminti čia ir to didžiuotis. Ne tai, kad aš čia, ne aš čia ypatingas, bet aš esu krikščionis ir ten, kur aš atėjau, ten ateina Dievas iš tikrųjų. Drąsiai galima tai vardinti. Nes šventas raštas ką sako? Kur dar trys mano vardu, ten aš esu jūsų tarp. Tai va. Ir todėl, jeigu dar prie pirmą įsakymą, čia per daug gal neužsisosim, jūs galėsite paklausti, ką noriu. Už tai pirmą įsakymą svarba yra, neturėk kitų dievų, neturėk, nes tu pats esi Dievo mylimas. Tai, o kai pradedam ten visokius ten būrimai, ten dar kokios nors nueina, žinai, pas kažką klausia, tai gaunasi išdavystė, didžiulė tokia paradoksas, jeigu pavyko man kažkiek jums išaiškinti. Didžiulis paradoksas, aš esu Dievo išrinktas, ten, kur aš ateinu, ateina Dievas. Ir aišku, tik sakiau, kad reikia sunkių nuodėmių, neturi tos sunkios nuodėmės, tai 10 Dievo įsakymų pažeidimas, ne? Arba labai didelis piktis, nepykant, bet labai didelis turbūt. Ne? Tai va, tai ten, kur aš atėjau, ir staiga tas žmogus, kuris nešiojasi savyje šventą dvasią, sugalvoja kažkokias tai ten užsimti burteliais, dar kažko, tai ką tas reiškia? Tai reiškia, kad aš tą Dievą, kuris mane paženklino ir per mane kalba pasauliu, aš tą Dievą pastumiu į šoną, aš jį išduodu ir tada užsiimu visiškai, kaip sakyti, tai yra išdavystė iš tikrųjų. Todėl pirmą įsakymą, Dievo įsakymą, tos reiškia labai budėti reikia, kad nebūtų lengvatikystės. Ir čia kyla dažnai iš mūsų nesupratimo, kad mes nesuvokiam savo pašaukimo, tad neturim to Pauliaus tokio suvokimo, kas aš esu, kur mano tas visas autentiškumas, kad tikrai aš esu nepakartojamas visom prasmėmis, vaizduojat. Nes Dievas per visus skirtingai veikia. Žiūrėkit, vienas moka švelniai pakalbėti, kitas moka patarti, kitas moka pabarti, kitas moka pagosti. Jeigu tą pasižiūrėsi savo charakterius, mes esam neįvertinę iš tikrųjų savęs. Čia labai dar svarbu. Nes talentai irgi iš Dievo, ne? Talentai tik tai tiek, kad tos talentus gali naudoti pasaulietišką prasme, bet gali juos naudoti ir santykiuose su žmonėmis. Tai tas yra labai svarbu. Tai. Ir, nes mes labai bandom
padaryti pasaulis, reikės būtų nepriklausomas nuo Dievo. Jis nėra, jis yra priklausomas. Bet kai prigimtis veikia kartu su malonė, prigimtis kartu su malonė, tai tada visiškai tas žmogaus gyvenimas pasidaro iš tikrųjų švento žmogaus. Štai labai įdomus pasakymas, kas mes esame, ne? Mes esame šventi nusidėjėliai. Įdomiai skamba, ne? Kodėl? Štai, kad Dievas mus pašventino, nes anksčiau ir vadino pirmąjį amžių, dar Antiochijai pradėjo krikščionimis vadinti, bet iki tol buvo vadinami krikščionys šventaisiais. Kodėl? Štai per krikštą gavau šventą dvasią. Kad nuodėmę pridirbu, tai ką, kovoju aš su juo. Bažnyčios skelbimas doktrina labai aiškiai. Sunkių nuodėmių galim ir privalom išvengti, lengvų nuodėmių, be specialios Dievo pagalbos nei vienas žmogus neišvengs. Per dieną padarom va tiek, ne ten pasižiūrėjau, ne taip pagalvojau ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Tai va taip, kad jeigu pradėsim save graužti neteisingai, kad aš čia dar nesu šventas, tai mes iš tikrųjų patenkam į velnio spastus, sugraužiam savo sveikatą, savo nervus ir žūstam. Jeigu puikuotis, pratam, kad aš nedarau, kai kiti sako, aš neturiu puikybės, nėra tokio žmogaus, kur puikybės neturiu, tai nėra. Sako, pirmas ženklas, jeigu sakai, kad neturi puikybės, tai jau tikrai puikybė užvaldė. Nes žinai, taip atrodo, neturiu puikybės, bet kaimynai labiau pasisekė kažkas tai ir nuotaika man sugera. Manęs nepagyrė, o jį pagyrė. Batus gražesnis kaimynkai nusipirko kaip. A, kodėl? A, už ką? O kas jai nupirko? Ir taip toliau bendradarbiai. Kailinukai neblogi. Apmaudu. Įdomu, ką jos vyras dirba. Įdomu. O gal ne vyras? Mane kaip minčių kyla, ką? Tikriausiai. Tai jau. Išpažinties, reikėtų, darys padaryti. Tai va, dėl išpažinties, tai reikia išpažinties, išpažinties pasiūlymas yra toks, aišku, bažnyčios čia tridentinis yra, kad eik išpažinties bent kartą metuose, bet čia jau visiškai apsileidusiems. O toks dvasinis patarimas, tai maždaug kas pusantro, kas 2 mėnesius dėl to, kad paprasčiausiai užmiršti tas nuodėmes. Yra išpažinties tipai skirtingi, yra, kur tikrai išpažinti privalome, iš tikrųjų pagal skaičių ir rūšį, gal nežinau, ar sakėt, jūs nesakėt, pagal skaičių ir rūšį tik sunkiasias nuodėmes privalome. Sunkios nuodėmes, tai kas yra 10 Dievo įsakymų, 5 bažnyčios įsakymų. Lengviausiai žmonės suklumpa, iš tikrųjų, neįdė ten užmušė kažką, o taip dažnai, ne? Bet dažniausiai, aš taip galvoju, dažniausiai suklumpam ties 3 įsakymą, kad sekmanį švęsti. O iš tikrųjų yra 3 įsakymas ir žmonės labai mes jį lengvai apleidžiam. Tai mes galvojam, nenuėjau, pamiegojau, gal pavargęs atrodo, ne? Bet iš tikrųjų tai yra svarbus dalykas, kad mes palaikytume savo tą, kaip jeigu taip, dvasinę formą, čia yra labai svarbus dalykas. O kitų tokių, tai 8 ten nemelogo, čia kalbame apie tokį rimtą melą tenai, apie melą, kai tu jau meluoji iš tikrųjų, ten nutylėjimas, moralinė teologija labai įdomiai kalbamas. Pas mus žmonės labai mėgsta kištis į kitų reikalus, ne? Tai kur eini? Koks tavo reikalas tu eini? Kodėl tu nedarai? Tai, aiškiai, moralinė aiškina, taip, jeigu aš nutyliu, tai aš mintyse turiu, aš tau nežinau, aš tau čia jezuitiška tokia biški moralinė. Tai aš tau nenoriu sakyti paprasčiausiai ir aš neprivalau sakyti. Ne? Tai čia štai reikia atskirti tos dalykus, kur aš privalau sakyti, arba kur meluoju iš tikrųjų, o kur aš paprasčiausiai nutyliu, nes yra mano reikalai. Aš, žodžiu, gaunas tokių, šiek tiek tokių kolizijų kartais gaunasi, bet čia nėra nuodėmė. Tai va, tai sunkias nuodėmės susifiksuoti neprivalom pagal skaičių rūšį, kada nuodėmė sunki, kai svarbus dalykas, kad aš aiškiai suprantu, ką darau ir vis tiek darau. Tai sakysim, sumaniau pavogti kažką, tai žinau, kad vagystė yra blogai ir vis tiek einu vogti. Čia 100% bus sunki nuodėmė, nors ir tai. Aš ten skaičiuoju pagal moralinę teologiją, už kiek tu pavogė, ne? Aš kai sunkiai nuodėmė skaitos pavogti iš tikrųjų žmogaus dienos darbo užmokestį, ne? Taip anksčiau tokia buvo moralinė etiškė. Arba pavogti iš turtingo žmogaus ir pavogti iš vargšo yra skirtingi dalykai ir skaičiasi nuodėmės rūšis. Arba pavogti žmogų, kuris neturi ką valgyti, ir žmogų, kuriam visko užtenka, kaip dabar einat nuo šokoladuką pavogti. Gali tas šokoladukas gali būti sunkiai nuodėmės, tau to jo nereikia, ne? Tai yra jau išpaikimas. Bet jeigu tu neturi ką valgyti ir pavogsi batoną, tai iš vis gali būti nenuodėmė. Gal net turybė pradžia. Jeigu vaikai neturi ką valgyti, ką daryti. Aš taip žinai, čia biškai. Tai va.
Tai čia už tai. O kitos nuodėmės yra lengvos, tai štai tos išpažintis tokios kitos yra vadinamas pamaldumo išpažintimis, kuriuose ten, kai tas ateina, pradeda pasakoti, nuo Adomo ir Ievos visokios dalykus pasakas, tai irgi reikia žiūrėti, protingai susidėsi tas savo nuodėmės, kad jos padėtų augti, ne? Kartais žmogus, pavyzdžiui, kovoja su savo nuodėmė, kažkokia įda kovoja. Pavyzdžiui, mano tėvas ilgą laiką kovojęs mėgdavo išgerti šiek tiek, ne? Ir niekaip negalėjo į savęs įveikti, tai jis eidavo dažnai išpažinties ir pats sakydavo, gal jis neprisigėdavo, savo tėvui praktiškai prisigėriusio labai retai, kad nebuvo, bet jis mėgdavo užsikabinti, šiek tiek padauginti. Tai ta išpažintis jį išgydė praktiškai nuo to, visiškai išgydė. Ne? Tai kitas mėgsta gal pliurkt labai, panašiai apkalbėti, kad nors. Tad gali tą pamaldumą išpažintis, iš tikrųjų yra kaip gydymo toks, gydymo sakramentas, tu dažniau eini, tai tas dažniau gali būti, kas savaitę gali žmogus eiti, ne? Ten jeigu žiūrim, koks poreikis yra. Aišku, būna skrupulatų, kurie ten žmonių, jie pradeda eiti ne kasdien ar dieną po kelis kartus. Ir čia jau vėl kitas nukreipimas yra, kuris nėra reikalas, žmogus jisai jau bijo, kad jis, štai čia yra, štai irgi, nuodėmkos laisvo darbas padėtam žmogus susigaudyti, kad tu nereikia, tų smulkių nuodėmėlių, iš tikrųjų smulkios nuodėmėlės atleidžiamas kada? Per atgailos aktą prieš mišias, per komunijos priėmimą ir per bet kokį atgailos aktą aš gailiuosi iš tikrųjų. Iš tikrųjų atsiprašau, Dieve, atleisk man. Atleidžiam, įsivaizduot. To pasitikėjimo reikia, ne? Kad aš nebūčiau skrupulatas. Dieve, tu man jau atleidai, komuniją priėmei, jeigu nuodėmė lengvai atleista, viskas, laisvas esi, nes toks yra mokymas, labai geras tas mokymas yra bažnyčios. Ir tu būk drąsus, ramus ir sau ramiai eik namo. Dievas su tavimi ir parnešė ramybę namo. Tai tiek apie tai išpažinti, ką čia dar pasakyti, nelabai čia noriu. Tai per mus Dievas neša gerą naujieną į pasaulį, esam bažnyčia gyvoji, apie išpažinti pasakiau. Skaičių rūšį, tai čia, jeigu įdomu, ne, skaičius ir rūšys, tai reiškia iš tikrųjų sunkės nori būti nereik pasakyti, sakysim, ką čia kokią norime sugalvoti. Pas būrėją buvau, jo. O pasakai, buvau pas būrėją, tai čia rūšys koks čia, bet čia su rūšį sunkiau išrasti, bet irgi ne. Skaičių, 3 kartus buvo, pavyzdžiui, ne. Ten skaičius ir rūšis tai paprastai skiriasi, kaip sakiau, su ta vagystė labai gerai. Pavogiau, sakysim, iš turtuolio, ten Mercedesą, tai čia skiriasi. Pavogiau iš vargšo, dar ką jis ten turėjo, paskutinę duonos riekę, irgi būtinai pasakyti, ne 3 kartus pavogiau, panašiai. Skaičius rūšis skiriasi. Pareistuvystės nuodėmė tas pats. Kiekviena nuodėmė, reiškia, keičiasi, pavyzdžiui, kur nusidėti, reiškia, vedusiam vyrui, su vedusiam moterim, kur nevedusiam, su vedusiam, aišku, čia ir čia pareistuvystė, bet rūšis skiriasi, nes tu čia išdavė savo šeimą, ir ten moteris irgi išdavė savo šeimą, čia žmonės laisvi. Tai reiškia, viso labo pareistuvystė, bet svetimavimo nėra. Nors savo viso labo irgi sunki nuodėmė. Bet skiriasi vis dėlto, stipriai skiriasi ta nuodėmė, rūšis jos skiriasi. Ir tai yra ta mirtina nuodėmė šiaip paėmus. Bet jinai dar jos pasiekmės yra kitokios. Tai tiek apie tas išpažintis. Tai reikia nebijoti. Aš žmonės kartais nėra malonu išpažintis eiti, ne? Bet žiūrėjau, kitaip žiūrėti reikia, kaip ir į bažnyčią. Aš ateinu, kad laisvę gaučiau, ne? Kad gaučiau laisvę ir palaiminimą. Tas labai svarbu žinot, kad bažnyčia yra sakramentinė. Ir per sakramentus, aš kaip ir per mane, jeigu aš neturiu nuodėmių, žmogus gauna, pareinu namo, juk jūs vaikų turite, žinokit, per jūs tie vaikai. Ir jūs per vaikus irgi krikštytus gaunat malonę. Bet per jūsų maldą ypatingai tie vaikai gauna malonę. Tas vaikus išleisto, į miestą ar į mokyklą būtinai, kryžiuką padarykit iš ryto, žinai, palaimin. Rimtai, tėvai turi tą galią, iš tikrųjų, tėvų laiminimas labai svarbus. Palaiminkit, vyrą išleidžiat ar ten žmoną į darbą irgi palaimin vienas kitą, žinai. Tikrai. Čia yra labai rimtas dalykas, mes turim tą galią įsivaizduoti, ją reikia naudoti. Tai nėra žaidimas, pajausit patys paskui. Aš galiu liudijimų pasakyti, ne kaip porą. Tai mes kaip su VŽP būdavo, medžiamės, tai ateina visokie stebuklai vyksta žmogus, arba pirmą kartą, ne pirmą kartą, bet labai taip ryškiai Romai, kai mokiausi, tai man dantis buvo daug kartų pasakoti, dantis buvo labai pradėjo nuo žinai, tie mokslo įtampa, paradentozė užpuolė, iš tikrųjų realiai pradėjo judėti dantis. Kiek man buvo metų daug metų praėjo. Tai 96 turbūt. Dar jaunas buvau. Žinai, apie 36 metus buvau, jau 6 metų kažkaip. Galvoju, žinai, o pinigų tai atsimenat, 96 nei čia Lietuvoje buvo tų pinigų, nei tenai mes turėjom tų pinigų, žinai, gyvenam tai va. Ir galvoju, jeigu aš dabar grįšiu į Lietuvą, dar neaišku, kas man sutaisys tos dantis, ar čia kas nors gydo, kita vertus išleisiu pinigus lėktuvui.
ir nebus už ką pragyventi, man ten daktarinę reikia rašyti. Žodžiu, toks pasirinkimas tiesiog radikalus. Arba rašai toliau ir iškrenta dantis. Arba taisaisi dantis ir sustoja tas rašymas visas. Nu ir tada aš nusprendžiu, kad gal žmonės ir be dantų gyvena. Na, ir taip įdomi, vienas aukojo mišias ir taip sakau, kažkaip nepapaminu, man lyg po pakilėjimo, bet taip iš nuoširdžiai sakau, Dieve, nu tai tu žiūrėk, kas čia darosi, žinai. Tai paprastai, žinai, ja. Ir staiga jaučiu kaip tokia šiluma, kad perlėjo, žinai, toks jausmas, kad aš ne vienas, žinai. Ką žinau, gal, nu gerai. Kitą dieną gal vėl pabandysiu, taip irgi per irgi tas pats, žinai, nu gerai. Trečią dieną. Ir jūs toks supratimas viduje, kad nereikia, užklausė, žinai, nereikia, viskas, nėra to jausmo. Toks, nu gerai. Nu ir ką aš toliau turiu daryti, nieko nedarau. Skambina ambasadoras, toks Markvėnas Barimas. Sako, žinai, pas mane atvažiuoja ten kažkokia delegacija moterų, tu jas pavežiok po Romą, žinai. 3 dienas ar 4. Sakau, visai nublūdai, žinai, aš neturiu ką veikti, ką sustau tam kažkokiam moteriškam tam. Na ir aš labai toks inteligentiškas matematikos mokslų daktaras, toks preciziškas, reiškias, jau niekad nelenda į akis, nu jis padėjo ragelį ir gerai, tvarkoj. Kitą dieną vėl skambinu. Sakau, o aš tai nesu toks labai švelniai kalbantis. Sakau, žinai, sakau, man visai nublūdai, žinai, tai jau nu, žodžiu, aš ten grubokai pašnekėjausi ir buvau tikras, kad jis daugiau man neskambins. Jis skambina 3 dieną. Aš jau visai pasitau, žinai. Ir tokia pažįstama iš ambasados, kas tam Rimui pasidarė, žinai. Jinai sako, jeigu jis ten sako, gal tu vis dėlto padėkėm, jeigu žmogų matyti labai reikia, žinai. Nu gerai. Sakau, jeigu dar kartą paskambins, tai aš nežinau, jam pasakė, jam ar nepasakė, nežinau. Žodžiu, jis 4 kartą paskambino. Nu gerai, sakau, duok tas moteriškės. Įsivaizduojate, miestas didžiulis, važiuok, ten oro uostas vien už miesto 40 km, eismas, kur ten tas baisiausias, tampykis po tas gatvės, dar darželis nuo generatorius nukrypta, nu, autostrados vidury, įsivaizduoja, tas mašinas, žinai, jėdė. Važiuoju, aš iš pradžių susiraukęs, paskui jau, žinai, vis tiek su žmonėm bendrauju, tai paskui kažkaip jau švelniau, nu ir gerai. 2-3 dieną jis mums sako, žinai, sako, matom, kad tu turi didelių problemų su dantim, nes tai plombas išlakstė. O da čia kojos čia, sako, žinai, sako, tai o žinai, kas mes esam, nes jos nei prisistatė, nei ką vardus pasakė. Ką žinau, sako. Tai va tokia geresnė viena buvo. Sako, aš esu profesorė Balčiūnienė, Lietuvos parodontologų sąjungos pirmininkė. Paskui kita, dabar dirba Alina Purienė, reiškia, Žalgirio tos ligoninės, nu, tada buvo docentė, o dabar jau visa profesorė pasidarė. Ir dar trečia tokia Gražina Mackevičienė, reiškia, parodontologų chirurgija. Nu, tai ir sako, nu, atvažiuok tik į Vilnių, tik nusipirk bilietą, sako, visą kitą mes tau padėsim. Nu, taip ir buvo. Tai buvo prasmingas tas grįžimas ir sustabdė tą visą parodontozę po šiai dienai, tada dantis neišbyrėjo, žinai. Įsivaizduoti, nu rimtai, o taip išbyrėjo, krūtinė juda, žinai, ten, žodžiu. Tai va, tai žinai, toks išklausimas, kaip Dievas, tai žinai, bet aš tai patyriau, paskui tai tiek, kad tokia malda kažkaip tokia, kaip paskui dar kelis kartus tokia malda buvo, bet jos taip nėra lengvai kažkaip neišauks, aš nežinau, taip norėtųsi, už tai aš nepamenu, ar Simonas Tulpininkas, ar kuris tenai, iš tikrųjų, pajuto tą pagavą tokią ir sakė, aš niekur iš čia nebesitrauksiu. Ir stovėjo, ir visą likusį gyvenimą stovėjo ir meldėsi, žodžiu, nes tada buvo, jeigu girdėt apie tos dykumų tėvus, ne? Ar girdėt, nežinau, girdėt. Tokie dykumų tėvai buvo čia 2, 3, 4, 5, 6 amžius, ne? Pakilimas buvo labai, ypač Šiaurinė Afrikoje, tenai Egipte, ten Tebaidės dykuma, Skėtės dykuma, ten apie 5000 daugiau buvo, tai jie visai gyveno, įvairiai labai gyveno. Jie ieškojo tokio tikro santykio su Dievu ir ką jie darė. Nes, nu, kaip pajuto, kad trukdo jausmai, trukdo aistros, ne, ir plus tą pagavą, kai tu pajunti tą pagavą, kad Dievas čia yra, nu, tai visi kiti dalykai prasidaro nebesvarbus, įsivaizduot, viskas nebesvarbu. Nu, tas buvo užėjęs toks judėjimas, kad, nu, tai, kurie eidavo ten įsiskyrių ir namelį pasistato, bet prasidarė tokie kraštutiniai judėjimai. Ta prasme, stulpininkai atsirado, ne, Simonas Tulpininkas, sakysim, yra filmukas įdėtas neblogas. Internete gali susirasti 45 minučių.
kaip jis ten ant tos stulpos stovėjo, reiškia, tokią koloną pasistato, ant tos kolonos aikštelę duon dviejų ir ten visas gyvenimas vyksta, jis nieko nebenulipa nuo ten. Jam atneša suvalgyti iki gal dieną ar pant kažkiek tai. Jis ten, reiškia, gyvena, jis ten lietųsi, nelietus nesvarbu ir ten nieko daugiau nedaro, tik meldžiasi. Čia, aišku, turi būti specifinis pašaukimas, nes kitaip čia, nes Egipte karšta, ne šalta tenai, bet ir būna sniego, tai va, taip kad o tas pagava apie tą pagauną, bet tokias labai specifinė, tai aišku, norėtųsi ją išlaikyti, nes vieną kartą meldžiausi, iš tikrųjų pasižiūriu laikrodį, kažkiek laiko, paskui pasižiūriu, 1,5 valandos kažkur dingo ore, neišnyko. Bet taip labai seniai tas buvo. Norėtųsi, kad dažniau tai būtų, bet dėl dažniau mėgtų tai. Nuoširdžiai, ta prasme, savai žodžiai, žinai, jo, savai žodžiais. Tai va tokios, žinai, tokie, iš tikrųjų Dievas veikia per visus, o čia apie tos daugiau tų stebuklų, tai karsinis stebuklų, kai Dievas išklausytų man, tai pilna. Man tai tas labai gerą patirtį davė, aišku, taip dvilypiai vertinu tą veiklių vyrų bendryją, nes ten yra protestantiškų tokių visokių niuansų, mokymų neteisingų yra, bet yra labai gerų dalykų, yra kaip maldos grupė, tai tikrai nuostabiai veikia, nes tikrai nuoširdžiai vyrai meldžiasi, jeigu teko girdėti apie veiklių vyrų bendryją. Tai jau ką norėtųsi, kad prieš tikrųjų kiekviena parapija tokia turėtų maldos grupė, kur žmonės paprasčiausiai susirinkę nuoširdžiai meldžiasi, atsisėda, būdavo susirinkam prie stalo, pašlovinam kokias 40 minučių, grinai šlovinimas, nieko be jokių žodžių. O paskui dar pasidalinimai ir paskui viens už kito pasimėm. Viskas, taip, pasakysim, kokį gerą 1,5 valandos ir trečiadieniais rinkdavomės, ne? Ir gerą 1,5 valandos, tai žinai, bet užneša tai gerai, kaip išgėręs pasidažinė. Ir tai vyrai renkasi, savo, žinai, tai stebėdavosi, kur tai vyrai eina. Po darbų visur, tai na, čia pas pranciškonus rinkdavome. Iš dabar nunyko tas judėjimas, nu ką darysi, žinai, tai atsiras galvos Dievas kitokių judėjimų. Tai va, priplirpio čia visko. O jeigu dėl tų, sakysim, dėl dar pirmo įsakymų, tai reikia labai saugotis, iš tikrųjų čia apie demonišką daugiau tą veiklą. Žmonės labai žavėtės egzortą, net tokia mistika. Iš tikrųjų, tai kokia čia mistika? Čia yra realybė, paprasta realybė. Kaip ir visas, mes matai nesuprantam, jeigu mes, žinai, kaip su medikais pašnekė, ne? Iš tikrųjų, tai stebuklas čia viskas, ne? Kiek raumenų, vieną dieną klausiau paskaitą, kiek čia sakė, kiek raumenų mes valdom? Labai mažai. Tai kaip tas organizmas funkcionuoja? Sąmoningai, mes praktiškai nieko nevaldom. Dabar smegenis, kokio galingumo mūsų smegenis. Ne, tai čia tokia, nu, įvairiai, sako, kiek įsivaizduot, kiek reiktų, sako, sukurti tokį kompiuterį kaip mūsų smegenis, kiek naudotų elektros. Tai tas būtų superkompiuteris, kuris, sako, naudotų 14 atominių elektrinių, reiškia, elektros energiją, įsivaizduot. Atominė elektrinė, čia ta dėželė tokia, o viso labo vartoja 15 vatą, ne? Čia įdomybės tokios, viskas čia stebuklai yra, čia apie su bitininkais susitikęs buvo, na čia kažkada čia valgėm kartu pietus, tai rimti bitininkai, kurie granai ten po kelius šimtus avilių turi. Tai pradėjau pasakot, kaip bitės egzistuoja, ne, tai kaip bitė praneša, sakysim, grįžus bitė žvalgas praneša kitoms bitėms, kur yra medaus. Nu kokiu būdu, ką jis? Laišką parašo? A? O, teisingai. Bitė šoka šokį, tai įsivaizduoja. Bet tai kaip įdomiai sako, reiškia, jinai šoka šokį pagal tam tikrą kampą. Ne? Pagal tam tikrą kampą ir jeigu tas ratas didesnis, tai kitos bitos žino, kad daugiau medaus, jeigu ratas mažesnis, tai kokią galvą jos galvoja. Ir įdomiausia, kad išskridusios bitės tos iš kaip jos vadinasi, darbininkės, ne? Jos atsistoja lygiai tokiu kampu, kaip to šoko šokė į saulę, ten pagal šiaurę, nežinau, panas. Žodžiu, tai kas čia vyksta? Bitelė. Plius, kaip įdomiai papasakoti, kol skrenda bitė, medus virškinasi tai pusleliai, ten išleidžia taip, jau fermentuotas, nu, nes medus, aiškiai, pasirodo fermentuotas dalykas, yra, ne? Bitinį. Aš tik dėl to, kad, nu, jeigu taip pažiūrėti detaliau, net, kad čia viskas stebuklai, kaip žiedadulkės ten rengia pasakoja, ne, kaip ten tie kojelės, vienas nagas toks, kitas nubraukt, kas ten jį sukūrė, dievė. Fantastika yra. O dėl pirmo, tai jokių horoskopų, jokių burtų, jokių prietarų. Aš esu Dievu. Jeigu mes labiau nuoširdžiau melstumėmės, galiu nepažiūrėti šventą raštą. O, turėsim naudingą būtų. Jeigu nuoširdžiau melstumėmės, mes patys labai daug supratimo gautume, ne informacijos, bet ateitų labai daug supratimo. Bet ta malda neturi būti, aiškiai, net ir galima ir litanės kalbėti, bet yra vienas trūkumas, kai mes meldžiamės. Mes skubam, ne? Mes labai skubam. Tai geriau vieną sakinį pamedituot,
arba pabūti viešpatie Jėzau, tu myli mane. Ir taip va pabūti su Dievu pašnekant, tai daug daugiau naudos. Nors aš tą sakau, bet taip labai retai darau, nes irgi užsivedęs, skubu, žinai, ir tai va gaunasi nelabai gerai. Žiūrėkit, kokias apaštalų darbai. Tuoj surasiu. Kada 5 skyrius. Va. Vienas vyras vardu Ananijas su savo žmona Safyra pardavė žemės sklypą. Žmonai pritarantis pasiliko dalį gautų pinigų, o kitą dalį sudėjo prie apaštalų kojų. Petras paklausė, Ananija, kodėl šėtonas užvaldė tavo širdį? Kodėlgi tu pamelavai šventai dvasiai, pasilikdamas dalį gautų pinigų? Argi negalėjai sklypo savo tvarkyti ir argi pardavęs negalėjai laisvai tvarkytis? Tad kamgi taip sugalvojai savo širdyje? Juk tu pamelavai ne žmonėms, bet Dievui. Išgirdęs tos žodžius, Ananijas sukniubo ir mirė. Didį baimę pagavo visus tai girdėjusius. Keli jaunuoliai pakilo, suvinėjo marškomis kūną, išnešė ir paladė. Po kokių 3 valandų atėjo Ananijo žmona, kuri nežinojo, kas buvo atsitikę. Petras ją paklausė, pasakyk man, ar už tiek pardavėte sklypą? Taip, už tiek, atsakė jį. Tada Petras prabilo, kamgi jūs susimokite mėginti viešpaties dvasią? Štai ties durimis skamba žingsniai tų, kurie palaido tavo vyrą. Jie ir tave išneš. Bematant jis susmuko, po jam pulko ir mirė. Atėjo jaunuoliai rado negyvą, nunešė ir palaido šalia vyrų. Didelę baimę apėmė visą bažnyčią ir visus, kurie apie tai išgirdo. Nu, tai vienas dokumentas ir dabar Korintiečiams 1:13, ne 14 skyrius. Čia už tai, kad aš noriu, kad mums naudos daugiau būtų, mes labiau pasitikėtume iš tikrųjų, ką Dievas per mus daro. Va. O žiūrėkit čia. Jeigu visi pranašautų, aš labai sutrumpinu, pasižiūrėsit patys namuose, 1 Korintiečiams 14 skyrius, čia apie dvasinės dovanas. Jeigu visi pranašautų ir įeitų koks pašalinis ar netikintis, jis būtų visų įspėtas, tai yra sužinotų, kas jame yra, ir visų apkaltintas. Kas lepia širdie taptų atverta ir jis puolęs veidu žemę pašlovintų Dievą ir išpažintų, jog Dievas iš tiesų yra jumyse. Čia dabar nežinau, ar čia aiškiai, žinai, kaip nutrumpinį, tai gal ne taip aišku, bet čia kalba vyksta eina apie dvasinės dovanas. Dvasinė dovana, kad tikrai mes turim viešpaties dvasią ir ta dvasia, jeigu mes neskubėtume tai baisiai ir dar kelikai susirenka, tai tikrai tas vyksta, sakysim, užtarimo malda dabar daug ką žavi. Labai geras dalykas ir labai įdomu. Užtarėjai ateina jau žmonės kaip ir jūs, o ne, kaip sakyti, žmonės su savo darbais profesijom. Nieko bendra neturi, sakysim, kažkokiam teologijom. Bet kai tą užtarimo maldos komanda atsistoja, jie supranta, kas vyksta, sakysim, su žmogumi, kuris atėjo prašyti užtarimo. Iš tikrųjų. Ir labai įdomu, aišku, kitų žavi, čia galvoja, čia magai kažkokie, tai žinai. Arba uždedi ranką būna. Ir taip aišku, pasidaro, kas tam žmogui ir vyko negero ir skausmingo. Ne tai, kas gero, ne viską žinai. Bet labai dažnai supranti ir pasakai, bet ne dėl tavęs tai kyla, ne? Reikia žinot, charizmas duodamas tam žmogui, kad jisai galėtų apsimelsti dėl to, ar pasitaisyti iš kažkokios tai klaidos. Tai va. Tai čia nėra absoliuti informacija, kad tu viską, bet tu gausi tam tikrą išmintį, kuris bus naudinga bažnyčios ugdymui, jeigu taip teoriškai kalbėti. Bažnyčia mūsų mes visi kūnas, ne? Jeigu aš sakysim kažką tai gero, arba net kažkokią klaidą daro ir nežino, ne? Arba sakysim kažkas ją graužia, sakysim kažkokią depresiją, pavyzdžiui, ne? Ir galvoja, ten tas, anas negerai, o gal vaikystė kažkoks išgyvenimas neigiamas, tu meldiesi, tai viešpats iškelia, pasimeldė už tą išgyvenimą, žmogus pasveiko nuo savo bėdos. Iš tikrųjų, tai labai realu yra. O mes tą darom, dažnai Rūkloje, tikrai daug žmonių atvažiuoja, Kęstutis Rugevičius daro. Tas vyksta labai realiai. Tai va, tai štai tas kalba, Petras turėjo, visi krikščionys to. Iš tikrųjų, tai nėra nieko ypatingo, tai yra bažnyčios buvimas. Tai tiek, kad mes tuo nesinaudojam, ne? Mes labiau formaliau į viską žiūrim. Tiek žiniau, užteks čia kalbėti. Ne, nu jau, jeigu ką nori paklausti, gali sakyti, nes čia, žinai, štai, kaip man atrodė teisingai, aš tai pakalbėjau. Aš tai norėčiau paklausti apie išmaldos davimą. Žinau, dažniausiai būna taip, kad ir prie katedros, ir Garliavoj. Reiškia, ten jau matosi tų žmonių, ten kaip profesija jiem galbūt yra kai kuriem, o ten Garliavoj pas mus, nu tai tie vietiniai, žinau, tokie, kur paklūpo ten, o paskui bėga už kampo. Cento vinelį, žodžiu, bet, nu kaip, tai ir bulvės nešamės, ten visko ten kritysim, žinot kaip. Bet, vat, esmė tas, vat, davimas pats to pinigėlio. Tai, ką daro kairė, tai nežinau, dešinė, bet, vat, pavyzdžiui, tas moralinis aspektas. Tam žmogui ir noris padėti, bet jisai, teko man vieną matyti, kad jisai
ten buvo visai žlugęs, ten prieš mano darbą stovėdavo, keldavo žmonės, tai dar išliekus, aš jam vėliau atrašiau žodžiu, o dabar jis pasitaisė, vatūmo prie bažnyčios, viską ir jisai pažįsta, labas, mes pasišnekam, kaip jam sekas, saldainių duodu, žodžiu, nepinigų. Ta, prie katedros aš irgi pažįstu iš čia klubo. Pasikočiojęs į sporto klubą, eina visiškai sveikas jis yra. Turėjo čigonę žmoną, žinai, į Rūklą gyvena, panašiai. Tai va, kaip tai žinai, tai tokiam, gal sakyčiau, asmeniškai, nesažiningai elgėsi iš tikrųjų, žinai, šiaip aišku, neužsikraut svetimų naštų reikia, žinai, geriau duoti negu neduoti, bet tik tai tiek, gal žinot, aš galvoju, gal žinot konkrečiai mūsų atsakomybę tada iškyla, kaip aš jam dabar duodu. Manęs paprašys, aš gal ir duočiau jam, žinai, jeigu pragyventėm reikia, bet šiaip tai jisai piknaudoja žmonių gerumu, šiaip paėmus, nei jisai invalidas, nei ką gali eiti ir užsidirbti. Tai dabar įdomus klausimas, kaip čia mes galim pasišnekėti visi, nes čia toks diskusinis, nes kai nežinai, tai žmogus prašo ir duoda ir nesukai galvos, kam čia sukti, ką tu tampysi dabar, čia tas žmogus tardysi pasistatęs, netardysi. Bet jeigu konkrečiai žinai, tai gal jau kitas yra dalykas. Pijokam tai visą laiką duoda. Nes matai, jie baisioje lygoje yra, ir jam vis tiek bloga bus ir vis tiek jam bent jau atsigauti jam reikia, nes čia savo moralais jų neišgydysi. Žinai, alkoholizmas yra tragedija, žinai. O su kitais, tai žinau, šitas tavo tikslė, čia kaip mafija iš tikrųjų, jie išvaiko kitus, ten atvažiuoja banditai, ten apsaugo. Čia toks miškai negeras dalykas. Tai kaip galvojate? Aš galvočiau, jeigu žinai, kad jis piknaudoja, tai kam, kodėl aš turiu bendradarbiauti jo niekšybei, čia aš taip sakyčiau. Kai nežinom, tai nežinom. O kai žinom, tai mes jau, aš taip galvoju, garsiai mąstau. Mesgi žinom tada, kad jis nesažiningas ir aš užsimerksiu ir galvosiu, kad, tai čia reiškia ką, aš jam pritariu. Taip išeina. Na, kaip? Ko tylite? Pasišnekam. Rimtai, tokių supratimų tai turi čia. Aš tai niekad negalvojau, kad kažkas tai žino visą tiesą. Iš tikrųjų, labai gerai pasišnekėti, pasitarti, nes visą laiką labai daug išreiškė, žinai, nes žmonės mąsto, Dievas kalba per jūs kalbos, bet Dievas nekalba. Tada kaip kalba. Tai nieks nekalba, tai aš dar vieną klausimą turiu, reiškia. Visi mes čia buvom, reiškia, Šiluvoje po savaitgalį ir ne, ir po savaitgalio grįžti namo, visas tokiai dvasiai pakilime, čia, ir būtinai kas nors, kur tu buvai? Eik tu, tenai, ir iš artimų žmonių, kurie tie žodžiai svarbus, ten kokia sekta. Jo, žmonės kiti, ir atrodo, lygit tiki žmogus, bandai už tą žmogų melstis, bet, toksai, nervas pradėdingi. Kad netiki žmogus, taip kaip, požiūrį tokį. Bet matai, čia gilus dalykas yra, aš nevar, viskas ir pasakysime. Dalykas yra, čia toks yra gilus dalykas ir klaidingas dalykas. Kodėl man turi rūpėti, tiksliau, čia yra, čia labai, čia einam jau giliai. Čia yra puikybė, ne? Plius čia kaip yra ir puikybė, ir netikrumas, nepasitikėjimas savimi, ir nepasitikėjimas Dievo. Dabar, kodėl man turi reikti kažkieno pritarimo? Kodėl? Nereikia. Nereikia, bet kažkaip tai staiga prie, kodėl? Štai, kad yra tam dalykas ir neužtikrina, bet ir puikybės yra, nes nori, kad kažkas pritartų. Čia aš vieną kartą tokį labai gerą, bet čia tokia mistinė patirtį turėjau. Toks konfliktas buvo labai stiprus pas mus Rūkloj maldos grupiai, labai stiprus, toks ardantis. Ir aš labai pergyvenau. Ir einu kartą į koplyčią, einu ir tiesiog klaup prie tabernakulio, nes ten reikia kažką pasimti, žinai, ir bėgsiu toliau. Ir staiga toks, kaip, nežinau, kaip tada per maldą ten Romai panašiai, čia kažkas tokio, bet taip kaip rūpestis mane buvo, kaip toks, ir nei balsas, nei balsų negirdžiu, bet ten toks, supratimas. Ko tu žiūri žmonės, žiūrėk į mane. Ir paskui maščiau ilgai, taigi dažnai labai man šitą mintis padeda, iš tikrųjų. Ir grinai šventam rašte yra, visas tu žiūrėk į Dievą, visas gyvenimas, kaip ta malda, Jėzau Kristau, pasigailėk manęs, ne? Tai visas gyvenimas orientuotas turi būti Dievo. Ir jeigu nori apie ką, jeigu žiūrėti dvasinį dykumų tėvų literatūrą, tas labai dažnai pasirodo sutinkama. Tu nežiūrėk, kam tu klausi žmonių, tu manęs Dievo klausk, ne? Žiūrėk šventam rašte atsakymą, ne? Ir padėkok Dievui už tai, ką gavai. Mes dažnai pamirštam. O mes norim, aišku, aš suprantu, nori žmogus pasidalinti gėriu, ateina kas ateina. Gal per tą žmogų galėjo pastumėti paprasčiausiai ir piktasis, ne?
Piktasis labai gerai žino mūsų psichologinės problemas, jisai stebis, turi laiko, aiškiai, miegoti jam nereikia, jisai stumteli, bet tas dalykas geras, tas stumteliams, kad gali save šlifuoti tada, kodėl man rūpi kito nuomonė, ne? Kodėl? Arba gali pagalvoti, ar keigia mano, ar kodėl aš noriu, kad visi mąstytų taip kaip aš, ne? O gal, čia labai daug gali būti variantų, galbūt už jį pasimelst reikia, galbūt ten šaukia vidus pa žmogų, tuštuma ten, ne? Ir jisai galbūt nesavotiškai, jis nustemba, aš buvau Šiluvoj, ten ant sparnų parskridau, ne? Nu rimtai, ne, ten pakilimas, kaip tas Simonas dabar stovės ant stulpo, čia jo, o čia ateina toks neišmanėlis ir sako, nu į ką tu čia šūdą dirbi, žinai. Nu, va, ir tada, žinai, kur mano tvirtumas, ne, kad Dieve, aš esu tavo, pripildai mane, aleliuja, žinai. Nu, čia įvairūs, labai galima daug ir iš tokių, bet mintis tai būtų paprasta žiūrėti Dievą vis labiau, ne, kad aš esu Dievo, už tai aš pradėjau tavo bažnyčią, aš esu bažnyčia, iš tikrųjų. Kodėl man turi rūpėti, aš praėjęs ir visą tą mėsmalę, tikrai labai anksčiau jautriai reaguodavau kitus žodžius, lauko, kodėl dabar aš turiu, ką aš turiu savo gyvenimą ir Dievas mane sukūrė ir siunčia mane, įsivaizduoja, siunčia, tai jūs siunčia, parsiuntys iš tos Siluvos, ne taip, kad kaip fotinti tokie narkomanai. Bet kažką tai daryti parsiunti, iš tikrųjų. Ja, daryti, paskui vėl nuvažiuosi, vėl atsigausi ir vėl grįši, vėl per sprandą gausi. Nu, einam namo. Negi. A tai kiek jūs ten kankina tas vaikas? A tai kada jie pamokas paruoš? Nenusikankinate? Nenusikankinate? A kur jie čia būna? Bet kas? Velnės, nu. Tai kodėl, ta prasme, aš visada galvoju, kad žmonės, kurie, man tai kažkaip aš nusiteikus taip, kad žmonės, kurie tiki, kad kažkaip, ta, kaip sakot, kažkur, laisva valia, bando, kontaktus su savo susirasti. O kažkaip galvoju, kad žmogus, kuris neina į pažinti, man taip jie kažkokie tokie biški, kad snaurintis, mėgantis, tiesiog gyvenantis. O tas piktasis, ta prasme, kaip jis, kuom pasireiškis, ką jo. Ne, tai piktoji dvasia yra priešininkas, o ne priešininkas. Sakot, stumtelį, kažkaip gali, kaip, ta prasme, atleisti, jie nežino, ką daro, bet tik tiek, kad nebūtinai, kad tik aš tiesiog gal jisai, nepamėgantis, kai sakau, nepabūdęs ir Visai gali būti, visai gali. Ne, bet aš kalbu čia grai apie demonišką veikimą, nes gali stumti, nes matai, žmogus čia labai įdomi, nėra Dievo valia, išganys žmogus, žmogaus laisva valia ir angelai, kurie mūsų saugo, praktiškai jie laisvos valios, jie apsisprendė kartu už Dievą, angelai viskas, jie pas juos jokios abejonės nėra, jie vykdo grinai, ką Dievas sakė. Piktoji dvasia apsisprendė grinai prieš Dievą, ne? Tai va. Ir mes esam kovos lauke, mes tam centre esam. Tai va, demono tikslas yra mane sunaikinti, ne? Bet Dievas tiek myli, kad Dievas leidžia piktam veikti. Dievas yra būtis, ne šitas paaiškinis. Ir tiek jisai myli, kad jis net nenaikina savo kūrinį, net piktosios dvasios nenaikina, leidžia būti. Taip labai įdomu, aš kažkur radau mintį. Vis dėlto pragaras savotiškai yra Dievo meilės įrodymas, net ten yra būtis, čia gal Benedikto 16, nepamenu. Tai žodžiu, kad ten yra buvimas. Tai va, o dabar piktasis šiaip tais, iš dalies, čia įvairūs aiškinimas. Demono tas veikimas yra iš vienos pusės mums pražūtis, bet iš kitos pusės mums tokia kaip tarka savotiška mokykla tokia, žinai. Mus tarkuoja, kad mes vis labiau apsispręstume už Dievą, nes tik Dievoje mums yra saugu, tik Dievoje mes esame išgelbėti. Tai va. O kaip čia Efeziečiams tam šeštam skyriui, mes grūmimės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis ir taip toliau su tas valdžiomis, nes pagrindinė mintis yra, kas mums įkvėpia pojūčius ir mintis. Ja. Ar visos mūsų mintis iš tikrųjų yra tik tai mūsų, ar kažkur ateina iš pašalies. Tai mums ateina iš tikrųjų per kitus žmonės, ateina visokie įspūdžiai. Tai va, nes tie dykumų tėvai, kaip sako, yra jausmai, jūslės, jausmai. Tai yra, ko mes geidžiame, per tai labai stipriai veikia, yra mūsų pačių toks įnoris, ateinantis iš kūno, kad aš ko noriu, ko galėčiau norėti. O nesmė tai yra tas grynas pažinimas protas, tai yra, kad jis turi išlikti grynas ir pasirodo, kad mūsų protas neišlieka grynas, nes kažkas jį veikia. Tai per pojūčius mūsų aplinka labai veikia ir per pojūčius piktoji dvasia taip pat mūsų veikia, kad mūsų suklaidintų. Ir mes, kai suklystame, mes paėmė, vyras kažką pasakė, ne taip, tekštėpim padelį į sieną iš nervo, gali netekšti to padelį į sieną, gali ramiai reaguoti, ne? Kodėl vienu atveju taip, kitu atveju vyksta taip, ne? Kas
kas įkvėpia, aišku, nebūtinai kaltinti piktąją dvasią, ne? Bet gali kartais piktoji dvasia pakišti tam tikrą mintį arba žinodama mūsų prigimtį, sukuria tokią aplinką, kad mes, sakysime, imame tarsi norėti kaip ir patys, čia labai toks sudėtingesnis, aišku, ne? Tarsi kaip ir patys norėti, nes piktoji dvasia neskaito minčių ir negali tiesiogiai mums įtakoti, aišku, tų minčių, tai prasme mūsų priversti daryti, bet sukuria juslinę aplinką taip, kad mes paėmame tam tikrus dalykus vertinti kaip savus, arba kaip labai gerus, arba kaip priimtinus mums patiems. Tai va. Ir tada mes, atrodo, kažką to įmamės kaip jau čia labai gero dalyko, arba kaip teisingos reakcijos, paskui pamatom, kad pridirbom klaidų. Tai va. Tai piktosios dvasios tikslas yra mane pražudyti iš tikrųjų. Ir jinai visą laiką veikia, tai ko veikia kaip? Gundimas pirmas dalykas, gundimas visi patiria, paskui ten gali eiti jau tada varginimas, apsėdimas, užvaldymas, toliau nieko, pražūtis. Tai gundimus visi patiriam, tai gundimas už tai kova, negyvenimas, kaip ten dykumų tėvai vertina, atsikėlė iš ryto, patekai į karą. Esi kare, tas karas visą laiką patys matom, mintis va taip šaudo, ne, čiuk. Ir gali visai reaguoti, ne, ten su kaimynu, ne su kaimynu, bendradarbis pasakė, atsakė, jūs čia man istorijų galėtumėte pasakyti mums vis kitiems, ne taip pažiūrėjo, vadas, viršininkas ir dedikas, dedas, tiek apkalbų dar visokių. Apkalba biški, ne? Tai pasakė, atsakė, ir kas už to kokią dvasią? Kas man, čia matai, čia labai ilgai analizuoti gali, bet giliai. Kas man iš to, kad aš pakalbėjau kažką tai prie trečią asmenį? Kas man iš to? Absoliučiai nieko. Bet dėl tam tikrų priežasčių aš bandau kažkaip save iškrauti, nes nesaugiai jaučiuosi, nes netaip mane vertino. Aišku, bazė tai visą laiką yra tam tikri dalykai, tam puikybė, ne? Ir taip toliau, tam tikros įdas mūsų yra. Ir piktoji dvasia gali labai puikiausiai panaudotas mūsų įdas, kad mūsų gyvenimas eitų ne Dievo žmogaus kryptimi. Čia jau tada ta pikta dvasia tokia kalba yra. Jis realiai veikia. Nežinau, ką šitą pridėti, kažką norėtųsi dar pasakyti. Sugalvosiu pasakyti. Pasakykite, o jeigu tiesiog apsėstas žmogus kažkokį tai darbą blogo padaro, tai jam nuodėmė įsiskaito, Geras klausimas. Ar jeigu jame jau... Šiaip laisva valia nebūna palaužta, žinok, iš tikrųjų vis tiek. Nes, aišku, teko turėti ir ten narkomaną ir panašiau, čia aš net nemačiau tą klausimą. Vis tiek kažkiek, tai pagal nuodėmę jo, vis tiek, jeigu laisva valia kažkiek suvaržyta, tai mažėja ta atsakomybė, ne? Čia gal kitaip reiktų, kodėl jie apsėda žiūrėt, čia gal atsakomybė. Bet tai ką dabar padarys, jeigu žmogus, kaip tai, žmogžudystės tokios keistos, ne, visokios būna. Ir šiaip kitų dalykų, pykčio dalykų būna. Labai įdomus klausimas, reiktų pašnekėti su kitais teologais, pašnekėsiu aš. Kiek ta atsakomybė mažėja ar nemažėja, bet šiaip tai pilnai dingsta valia tik tai užvaldymo atveju. O tų užvaldymo atveju labai nedaug yra. Šiaip žmogus vis tiek suvokia, ką jis daro. Tai jisai, žinai, gali keistai elgtis, aišku, ten šventų dalykų nemėgti, bet šiaip jisai funkcionuoja, sąžinė tai nedingsta. Žmogus atsimena visus tos... Tik per maldą jisai neatsimena. Ir kas vyko maldos metu. Dažniausiai transą patenka tam tikrą. Šventų dalykų negali pakęsti, o kasdienybėje tai puikiausiai funkcionuoja, žinai, nesuprasti, kas apsėstas, kas neapsėstas. O kaip atskaito būtent? Per maldą, žinai, žiūrint dėl ko kreipiasi žmogus, įvairiai ten būna. Tai jeigu jis gyvena jam gerai, taip kaip jis gyvena. Tegu gyvena, taip. Bet tai trūksta vaikam, manau, kad... Tai kaip dabar tu išgliaudys ir esi apsėsti, gal čia pusė mūsų apsėstų. Bet yra lygos, yra vadinami žodžiai tokių, kaip epilepsija, kaip... Praeina tada, ateini nusiteikęs, kad jau viskas šankės, tada viskas gerai. Ir paleistuvystės, ir, sakysime, tos pačios masturbacijos, homoseksualumas dažniausiai, žinai, labai per, sakysim, per šitą iškrypimą, per paleistuvystės piktoji dvasia pristoja. Visokiausią formų, kai dabar prigalvota, tu visokiausią, per ką dar, sakysim, narkomanė, savižudybės, Buvo, turėjau, kiek tokios su savižudybėm susiję, tai tokie žmogus daug kartų bando žudytis, paskui pasimeldžia ir praeina visiškai. Tai būna kaip depresijos panašus požymiai, Visokių, tai čia, kiek, sakysim, tokiu atveju teisingai, jeigu jis nusižudo,
kiek ten ta jo atsakomybė, žinai, iš tikrųjų didelis klausimas, ar jį piktoji dvasia pražudė, tai čia aš tai manyčiau, kad tikrai Dievas tokiu atveju tikrai pasigailės to žmogaus, nes ten jo atsakomybė praktiškai minimali buvo. Tai nes jo, čia labai negaliu atsakyti, žinai. O tai kaip jūs, homoseksualumas, tai kas yra? Iškrypimas visiškai. Liga, bet man labai dažnai būna susijęs su apsėdimu. Labai dažnai. Ir didelį tokį gilių apsėdimų. Žiūrint, kaip žmogus pats reaguoja tą savo reikalą. Nes aš, pavyzdžiui, pažįstu keletą žmonių, kurie yra labai religingi, labai tikintis homoseksualų. Kiti kankinasi, jau labai išgyvena, aš tai negaliu vienareikšmiškai vertinti. Kiti labai išgyvena dėl to, žinai, nes, tas šiaip tai toks, psichologinio pobūdžio čia yra sutrikimas, labai gilus sutrikimas. Tai kaip žmogui iš tikrųjų gyventis, neša didelę naštą, labai sunkią naštą, žinai. Tai. Bet matai, žiūrint, kaip jisai tą traktuoja. Gali būti ir paprastas žmogus, normalus, heteroseksualus, apsėstas puikiausiai, kas ypač šitais paleistuvais arba masturbacija, kas susijima. Atskiras demonas, prašau, tikrai patirtis tą rodo, pažiūrėjau. Tiek, kad turėjome, tokia būna nepaliaujama masturbacija. Jeigu žmogus masturbuos 9 kokius kartus per dieną, žinai, įsivaizduojat, žinai, 8, 9, neįmanomo skaičiaus, reiškia, ir tas vyksta kasdieną, žinai. Paskui pasimeldi, net jaučiasi fiziškai prišoka tas demoniška jėga. Nes kodėl? Čia reiktų kalbėti ne apie patį veiksmą, ne, bet daugiau tokį, kad žmogus savęs nebetraktuoja kaip šventosios dvasios šventovę, o kaip kažkokį įrankį, ne, tiesiog nuvertina save, visiškai padaro, iš tikrųjų iš savęs kažkokią tai galiausią pajuoką, kaip čia pasakyti, visiškai padaro jisai. Arba įrankį malonumui pasiekti, kažkas, čia jau stabmeldystės nuodėmė prasideda, ne, kažkas aukščiau stovi už Dievą ir už mano pašaukimą, nes aš vis dėlto Dievas, suprantate, aš esu Dievu. Ir mano už tai tas šventumas tai nėra šiaip sau, kad aš turiu būti šventas, čia laikško laikytis, ne. Mano, už tai mūsų dėl nuodėmės tas protas sužeistas, mes nesuvokiam savo didybės, ne, čia yra esmė. Aš nesuvokiu savo didybės, sakysim, gali būti ir per paprastą apsirijimą arba anoreksiją, o, pavyzdžiui, bulimija, kiek kartų psichiatrai yra atsiuntę su anoreksija, bulimija žmonių, labai sunku sutrikimai, iš tikrųjų sunku padėti jiems. Nes ir klausimas, ar ten tiek psichika sutrikus, supranti, nes turėjau tokių atvejų, visiškai tragiškų, žinai. Ir ar piktoji dvasia tiek tampo, žinai, kad jisai save sunaikintų, nes čia vyksta naikinimas savęs ir savo prigimties niekinimas. Čia taip. O kaip padėti, pavyzdžiui, jeigu jauti, kad žmogus turi tų problemų, kaip jam padėti, jeigu jis nesutinka ten eiti pas kunigą, nesutinka, kaip melstis už jį galima? Melstis už jį. O ką daugiau tai padėsi? Neatitemsi, jeigu žmogus neturi laisvos valios, nieko nepadarys. Kurie labai gerai žinotų. Realiai kokios kaip. Na tai jo, bet tai Dievo akyse ne taip, žinai, čia toks viskas kitaip, tai, žinai, tas išminties. Matai, noras iš pradžių toks entuziazmas ateina visą pasaulį išgelbės, ir paskui supranti, kad tai tik tai, iš tai vienuolių tas buvimas labai svarbus, iš pasaulio melstis, iš tikrųjų, iš pasaulio melstis, mes tą suprastume, tai mes daugiau irgi melstamės vieni iš kitus. Eini, gatve, gali pasimelsti tuos žmonės. Trumpai, Dieve palaiminti žmonės. Žinai, jo, aš būdavo važiuoju ir žąsinai vieni aplink gatvę, nieks važiuoti nemoka. Paskui pradėjau, jeigu prisimenu, tai dabar einu laiminti, žinai. Palaimink Dieve, tegu lekia. Kokia jūsų pozicija jogos klausimai, ypatingai tais atvejais, kai tėvai veda vaikus? Nereikia. Joga yra religija, aiškiai, yra religija. Yra religija, kuri, reiškia, labai sudėtinga. Jeigu netingit, galite paskaityti Verlindės knygą, ne? Arba, pavyzdžiui, yra internete dabar labai gerų ten apie jogą pasakymų, pačių jogų, ne? Tai tikrai jogai tai pyksta, ne, už tokius vakarietišką tą jogą. Nes tai iš tikrųjų religijos, kaip sakyti, pritaikymas kažkam. Tai iš tikrųjų tai religinės praktikos yra. Tie pratimai turi ženklą prasmę, ne? Ir labai įdomiai Europos ten tas jogų vadas, kaip sakyti, sakė, darykit jogą. Po 3 metų suprasit, kur patekot, įsivaizduojat. Žmogus gali iš pradžių, jisai čia pratinė, čia tas anas. Bet vis tiek viskas veda po truputį iki meditacijos vedama. O meditacija tai jau išėjimas į dvasių pasaulį. Tai yra grinai rytietiškos religijos dalis ir viskas. Ir tu čia, žinai, kaip, čia va toks savotiškai gaunas, aš tai, žinai, kaip rimti. Aiškai jogai sako, tai yra pasityčiajimas iš religijos, nes padaryti iš jos mankštą, žinai, tai čia nėra mankštą. A jeigu nori daryti tempimo pratimus, tai daryk pratimus tempimo. Į ką jie panašus visiškai nesvarbu, ne?
Bet tai bus tempimo pratimai, aš nevadinsiu, kad čia yra joga. Tai aš tiesiog darau tempimą. Mankštą darau. Bet yra skirtingi dalykai. O jeigu prasideda ypač ten su tom pameditavimais, tai ten jau tada jau anksčiau ir vėliau pateksi. Nes tikslas ten yra būtent įeiti į transą, įeiti į tokią į dvasių pasaulį, įeiti. Visai kitą realybę patirti, nes su ją susijungti, iš tikrųjų, čia prasideda dalykai. Toks labai neblogas filmelis, yra YouTube, galite pasižiūrėti. Nuo guru iki Jėzaus, ten jisai trumpas 25 minučių. Ten Berlyndegis buvo, mes buvom tokia konferencijos, ten parašęs 2 tomų tą knygą yra, kai uždanga plyšta. Tai va, realus kunigas, tai prasme, buvo ten gerai įklimpęs į tos dalykus. Vienai konferencijai mes Romai buvom susitikę, ta prasme, skaitė paskaitas. Tai irgi dar, žinai, net ir jį kritikuoja, kad ar iš vis įmanoma išeiti, žinai, iš to, tiek giliais ten įklimpęs buvo, kad ten jau ypatingus dalykus darė. Tai va, tas visokiam magijom, tai va, bet ten jis kaip jis iš vidaus pažįsta visą tą virtuvę, žodžiu. Ir labai įtraukia po truputį. Ir tie pratimai nėra šiaip, o visi pratimai jie nesukurti ten mankštį, jie sukurti meditaciją ir ne meditatyviniai pratimai. Ir dar daugiau jie kaip skaito, kad jie kaip ženklas anapusiniai realybėje, kad aš kviečiuosi, čia panašiai net spiritizmo gali būti elementų tam tikrų, ne? Kad jeigu tu pasiemi adatą su siūlu ir ten kažkokį pasitėsi raidės, tai piktai dvasiškai tos ženklas, kad aš tave kviečiuosi. Tai gali būti su tais pratimais panašiai. Nes vieną kartą, irgi, nepamenu, kada čia seniai, girdėjau ten tų moterų, motina, kas ten, kad, čia adata juda, parėjau namo, galvoju, eikit nesąmonė, žinai. Įsivėriau adatą, siūlą, žinai, šiaip su, vienas buvo. Ką tu galvoji, aš tik įvėriau, kažką pasakiau. Bet ten vaikys, ta adata ir siūlas stovi 45 laipsnių kampų, kaip taip gali būti? Aš tam numečiau. Vėl pakeliu, vėl stovi, kaip aš mečiau, galvoju, eikit šiūti, nesąmonė. Fizika, kaip tau gali siūlyti, kaip įtemptas, va tai jau puikiausiai, nesąmonė kažkaip. Tai tokie žaidimai. Tai va. Bet žmonės nesupranta, žinai, dabar, aišku, labai daug verslo tame, žinai, kaip ir ten. Žinai, kur ten nueini palauti, sporto klubai, jau jie tai iš to biznį daro, nes pasikabinę žmonėm populiaru. Ar ten yra tos jėgos kažkiek ar nėra, tai klausimai, žinai. Bet jeigu kažkiek yra, tai ten geriau neįti. Dažniausiai nėra. Na, jau gali būti taip. Nes ten toks, kaip ten pavadinti, komercinis toks, ne, reklama. Kaip jis tai homopatija, žinai, tai visai taip. Pinigų, dabar matė, ten yra straipsnis, kad nebeveikia homopatija. Bet žinai, niekad ir neveikia, bet koks pinigų plovimas baisia, ta prasme, ištraukimas iš žmonėm. Čia pats visai neseniai net iš savęs juokiausi, čia prieš 3 savaitės buvau sanatorijai, kariniai čia buvo, ne? Ir virusas kažkoks užpuolė. Ateina daktaras, sako, aš tau išrašysiu čia vaistų. Aš žinau, kad jis tau į homopatiją linkęs. Sakau, man savo ten tų neduok. Nesako, kažkokia kenčia, ar kokia ten keisio druska. Druska galvo gerai. Na, kitas atnešė tą druską, atseit skaitau, parašyta, net terapiškai preparatas neištirtas ir neterapinis preparatas. Tai jau man įdomu, 8 eurai kainuoja virš. Na, kur ta druska, pasirodo tik tai pavadinimas toksai. Bet kaip jie gudriai parašė, reiškia, 250 mg, ar kaip ten vadinasi, ne, ten kažkokios tai medžiagos, bet D3. A D3 ką reiškia, kad ten, reiškia, yra 10-ainis skėdimas, po 3 kartus kratimo, reiškia, ir skėdimo, žodžiu. Žodžiu, esmė, aš prieš eilę metų aš dalyvavau tokiai konferencijos tais homeopatais, kurie gamina. Ir jie paaiškina visą kaip daro, reiškia, ten tos medžiagos nėra absoliučiai, ten molekulių nėra. Ir taip įdomi tokia, kaip čia iš klinikų, čia dėsto tą homeopatiją. Paėmė, bet kokį bliūdą, pripili ten sacharininių žirniukų, užberi to tirpalo, pakratai, ten tiek reikia ir jau gauni preparatą, žinai. Galvoju, už šitą nesąmonę, už tą sacharinius žirniukus sumokėjau 8 eurus. Tai durnių laivas, Tai pasilikau specialią, neišmečiau, kad, žinai, kad galėtum subrandinų savo kitiem, kaip pavyzdį parodyti, neatsinešiu pakliau namus, negalvau, žinai, kaip parodyti kaip pavyzdį, kaip paprisuk, tai Akonitam gamina irgi homopatijos, tas Laimis Akramas, buvo savininkas. Sakau, tu klausyk, sakau, labai jums apsimoka, žinai, vonę vandens pardavai,
Viena ampulė dar litai buvo. Viena ampulė, sakysim, kažkokio atseit tirpalo 5 litai. Daktarą gydytas išrašto mažiausias 5 ampulės 10 ampulių. Ten leis reikia atseit po odą, nes ten distiliuotas vanduo. Trumpą datytę suleidęs, tau nieko nepakenkė. Ir tu sumokėjai jam už visą tą džiaugsmą gerus pinigus, įsivaizduoji. Dabar čia sacharininiai žirniukai. 8 eurai. Tai kiek litais išeina? 30 litų. Durnių laivas. Na gerai, aš jau pavargau šnekėti įtikinti. Dar vieną klausimą galima, aš išbrendam. O kaip, pavyzdžiui, kiekvienas žmogus, sako, turi savo misiją gyvenime, ar ne? Tai kaip sužinoti, kokia ta tavo misija? Tai leiskim numeldiesi, oi, man ir aš negirsiu. Iš blaško dar leiskim. Ką, vaikus turi šeimą, tai tvarkoj, ko dar nori? Tokia būsina, pagaliau aš namie. Eik į vienuolyną. Yra pradėti. Ne, bet čia įdomus klausimas, iš tikrųjų. Bet taip yra buvę istorija, jeigu pagal bažnyčios kanonus, jeigu vaikai užaugę vaikai, 18 metų turi tą prasme. Ir vyras išleidžia, tai galėti Nu, jeigu šis turi jo, presiviskupai pasakyti, parašytus, tiks, kad... Jeigu neišleidžia, tai sėdėk namuose tada. Arba pats gal jis norės, jeigu jis pranciškonas, pavyzdžiui. Čia nieko naujo, pavyzdžiui, mes turim, yra kunigų, kurie našliai, nebuvo, turėjo šeimą. Žmona mirė, tapo kunigas, vaikai atvažiuoja, nukai atvažiuoja, normaliai. Tai visai čia, žinai, čia nėra tokių čia gyvenė, o istorija tai buvo tokių, kad aš dabar nepamenu iš tų šventųjų, kas išėjo, palauk, švedė šitą, kaip tas vardas? Brigita, man atrodo, tai buvo. Elžbieta Vengrė, karalienė buvo. Tai pastovėti žmonės pavyko. Aišku, žinai, dar čia ištirti reikia, kitas gali būti, kad pavargau nuo savo buities, pavargau, čia tokia atrodo romantika, pas jas irgi problemų, žinok, sočiai. Tarp ypač moterų vienuolyne. Paklausk, gal sėdė vyresnė. Kur moteris, ten problema. Be moterų irgi problema. Vyram. Gyvenimas, kur žmogus ten, žinai, visko. Tik iš tolo viskas gražiai atrodo. Pas Kapucinus, tėvas Stanislavas Lietuvą, kiek ten buvo problemų. Visko. Nėra taip, kad ramiai gyventi. Tai ką, dėkosimės jums? Jo, pasimenė. Vaikučiai laukia. Vardan Dievas, Tai galim trumpai, mane maldą sukalbam. Viešpatie Jėzau. Myli mane. Ir aš priimu tave. Kaip vienintelį savo gelbėtoją. Garbė Dievui. Tėvui. Sūnui. Šventajai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Aš palaiminsiu kelią namo, vardan Dievo Tėvo, personalas, šventosios dvasios. Ačiū už kantrybę. Ačiū.